Sveiki, mylėjai bitininkai, bičiuliai ir bitininkystės entuziastai. Su jumis jau ne pirmą kartą sveikinasi Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Ir iki šios serijos mes jau apkalbėjome daugelį temų. Ir apie bičių morfologiją, ir apie pačių bičių vystymąsi. Tad šiandien mes kalbėsime ne kiek apie pačias bites, o apie bitininkui taip rūpimą bitininkystės inventorių. Deja, bet šioje serijoje nekalbėsime apie bičių avilius. Mat, apie bičių avilius bus atskira visa tema. Tad ilgai nelaukus, judame prie pagrindinės bitininko aprangos. Bitininko kostiumas. Bitininko kostiumas yra ilga apsauginė apranga su integruotu veido gaubtu, apsauganti bitininką nuo bičių įgėlimų darbo metu. Taip pat suteikia komfortą ir judėjimo laisvę. Būna įvairių aprangų ir pilnų kombinezonų, ir striukių su tinkleliu. Svarbiausias yra bitininko tinklelis, nes jis apsaugo jautriausias veido vietas, pavyzdžiui, akis. Jeigu bitė įgeltų į akį, yra didelis šansas, kad visam gyvenimui gali apakti. Taip pat dažnai yra naudojamos ir pirštinės. Didžiausias minusas tas, kad nejaučiant bičių, galima su pirštinėmis sutraiškyti vieną kitą bitę. Jos yra būtinos tų atvejų, kada yra tvarkomos šeimos su piktomis bitėmis. Nuo bitininko avalynės priklausys ir bitininko darbo kokybė. Karšto vasaros oro svarbu turėti gerus, kvėpuojančius ir drėgmei atsparius batus. Dažniausiai bitininkai naudoja aulinius batus. Įrankiai darbui su bitėmis. Pagrindinis ir vienas iš svarbiausių bitininko įrankių tai yra bitininko kaltas. Kaltas naudojamas beveik visuomet. Su juo atskiriami koriai, nuskutamas vaškas nuo rėmelių, valomi avilių dugnai ir taip toliau. Kaltų yra taip pat įvairių rūšių. Geriausia išsirinkti tokį, su kuriuo jums yra maloniausia dirbti. Turbūt pati svarbiausia bitininko dūminė. Į dūminę dedamas dūlis, dar vadinamas pūzras. Tai supuvusi ir išdžiovinta mediena. Geriausia tinka lengva ir nekaitri mediena. Pavyzdžiui, žilvitis. Priešingų atveju labai netinka dūminiai sakinga mediena, tokia kaip eglė, pušis ar beržas, kuris yra labai kaitrus. Dūminę geriau rinktis tokią, kuri yra su apvaliu dangteliu ir odinė dumplė. Tokiu atveju dūminant susidaro sūkurys dūminėje ir iš dūminės nepatenka žarijos į avilį. Turint odinės dumplės, nusileidusi žarija nepradegina odos, tad dūminė yra kur kas ilgaamžiškesnė. Dirbant aviliuose taip pat gali būti naudojamos specialios replės kuriams iškelti ar šluotelės bitėms nuvalyti. Patartina naudoti šluoteles su natūraliais šeriais. Medaus išgavimo įranga. Pagrindinis bičių produktas yra medus. Kada bitės užakiuoja bent 2/3 korio, bitininkas išima tokį korį, nuvalo bites ar su lapų pūstuvu jas išpučia iš viso korpuso. Toliau koriai nešami į medaus sukimo patalpas. Čia jie yra atakiuojami, tam yra skirta šakutė arba peilis. Greitų judesių ar braukimų nuimami vaško dangteliai. Jeigu yra tiesus korys, puikiai darbą gali atlikti ir specialus peilis. Taip pat darbui su medumi privalo būti nerūdėjančio plieno įrankiai, nes medus gali sureaguoti su metalu ir išsiskirti nuodingos medžiagos. Kad atakiavimo darbas būtų paspartintas, gali būti naudojamos atakiavimo staklės su judančiais ar šylančiais peiliais ar besisukančiomis metalo plokštelėmis. Išskirtinis atvejis skiriamas viržių medui. Kadangi viržių medus yra labai tirštos konsistencijos, nors turi didelį kiekį drėgmės, jam išsukti yra naudojamas specialus volelis su adatomis. Šių spyglių pagalba medus šiek tiek išstumiamas iš korių ir sudaromas oro tarpas tam, kad medaus sukimo metu nesulūžtų koriai. Medus atakiuojamas ant nerūdėjančio plieno atakiavimo stalo. Gaunami atakučiai dedami į dėžę su skylutėmis, kur dar gali nubėgti dalis medaus. Tam taip pat gali būti naudojami vaško presai ar centrifugos, mat ant šių vaško dangtelių lieka didelė dalis gero ir kokybiško medaus. Atakiuoti koriai dedami į medsukį. Medsukis gali būti kasetinis, radialinis arba tangentinis. Visų jų paskirtis vienoda – išsukti medų. Skirtumas tik tas, kaip dedami rėmeliai. Sukimo metu svarbu neskubėti ir leisti medui iš inercijos lėtai išlašėti. Jeigu medsukis nuo jo pajungimo veiks maksimaliu greičiu,
kuriai gali išlūžti nuo didelio svorio. Taip pat svarbu atsargiai sukti viržių medų. Tam taip pat geresni yra kasetiniai ir tangentiniai medsukiai. Išsukus medų, medus yra košiamas. Visos į medų patekusios šiukšlės filtruojamos su medaus koštuvais. Taip pat sulaikomas ir vaškas ar pikio gabaliukai. Didesnį medaus kiekį išgaunantis bitynai naudoja vadinamus kaskadinius medaus koštuvus su keliais filtrais. Išgautas medus sandėliuojamas specialiuose maistui pritaikytuose bačkuose, kibiruose, stiklainiuose ar indeliuose. Ypač dideliuose ir profesionaliuose bitynuose yra naudojamos medaus sukimo linijos. Į medaus sukimo liniją taip pat įeina ir atakiavimo staklis, ir medsukis, ir vaško presas, ir tas pats kaskadinis medaus koštuvas, ar net pati išpilstymo įranga. Medus dažniausiai pumpuojamas su medaus siurbliu į bačkas ir eksportuojamas. Taip pat medaus paruošime gali būti naudojami medaus džiovinimo aparatai, kurie išgarina iš medaus drėgmę, jeigu jo yra per didelis kiekis. Medus gali būti dekristalizuotas ir paverstas vėl skystu, jį šildant, ar gali būti paverčiamas kreminiu, nuolant maišant ir taip suardant kristalų struktūrą. Bičių duonos, žiedadulkių, pikio ir nuodų išgavimo įranga. Bičių duonelė rudenį yra išimama iš avilių, išpjaustoma ir tiesiai dedama į šaldiklius. Užšalusi duonelė kuliama specialiomis kuliamosiomis ir sėjojama. Kadangi iškalta duonelė drėgna, ji yra džiovinama 37–39 laipsnių temperatūroje ir galiausiai supakuojama pardavimui. Žiedadulkės yra renkamos specialiomis rinktuvėmis. Rinktuvės gali būti dugninės arba gali kabintis ant avilio priekių. Nešdamos žiedadulkės, bitės bando praleisti pro mažas skylutes. Taip užsikabina žiedadulkės esančios ant jų galinių kojų ir jos nukrenta tiesiai į žiedadulkių rinktuvus. Žiedadulkėms galioja ta pati taisyklė kaip ir bičių duoneliai. Tik skirtumas tas, kad jos nekuliamos, o valomos arpu. Tai specialiu įrenginiu, kuris pašalina įvairias patekusias šiukšlės ar vaško gabaliukus. Tuo tarpu pikis skutamas su kaltu ar peiliu nuo rėmelių ar korpusų. Gali būti naudojami specialūs pikio rinktuvai. Bičių nuodai išgaunami specialiu aparatu, per kurį tekant elektros srovei, bitės puola stiklinį padėklą ir išleidžia nuodus ant jo paviršiaus. Nuodai vėliau yra surenkami ir naudojami ar tai vaistų gamybai ar kitiems apiterapijos tikslams. Bičių sveikata. Norint turėti sveikas bičių šeimas, yra privaloma bičių ligų prevencija. Dažniausiai žuvus bičių šeimai ar išpjausčius korius iš rėmelių, aviliai dezinfekuojami su natrio hidroksidu, dar geriau žinomu kaip kaustikinė soda. Gali būti naudojama ir liepsna. Kovojant prieš varojo destruktor erkes, naudojami įvairūs oksalo, skruzdžių rūgšties ar amitrazės garintuvai. Iškritus erkėms, jos gali būti gaudomos ant lipnaus popieriaus ir skaičiuojamos. Taip dažniausiai yra tikrinamas bičių šeimos erkėtumas. Į avilį patekus peliai, jos yra gaudomos pastais, sandėlyje nuodais. Skraidantys priešai gaudomi gaudyklėmis, vaško kandys naikinamos rūgštimis ar gerai apsaugant korius. Motinų priežiūra ir veisimas. Apie inventorių skirtą motinų auginimui plačiau pakalbėsime sekančiuose temose. Pagrindiniai įrankiai yra keltukai, lopšeliai, kamšteliai, izoliatoriai, inkubatorius motinėlių auginimui ir nukleusas. Nukleusas yra mažas aviliukas, kuriame yra suformuojama maža bičių šeima. Nukleusas skirtas motinėlių apvaisinimui. Jeigu naudotume didelę bičių šeimą, motinos apvaisinimui, prarastume didelį kiekį bičių darbo, keletą bičių kartų ir bičių produktų. Tad nukleusas su nedideliu kiekiu bičių nuostolius mažina. Nukleusų yra daug įvairių rūšių ir tipų. Daugumą jų reikia sudaryti anksti pavasarį ir sujungti rudenio pradžioje. Kai kurie nukleusai galimi jungti korpusais ir sugeba peržiemoti. Nukleusams reikalinga didelė priežiūra ir maitinimas cukraus sirupu. Išaugintos motinėlės žymimos markeriais ar klijuojami numeriai ant krūtinėlės. Motinėlės kiekvienais metais žymimos skirtinga spalva, tam, kad būtų žinomas bičių motinėlės amžius. Bičių motinėlės transportuojamos ar įduodamos bičių šeimoms su narveliu, kuriame yra paruošta kandi tešlos maitinimui. Rėmelių paruošimas. Rėmeliai bitėms paruošiami juos dezinfekuojant ir sutvarkant esančias vielutes. Vielą geriausia naudoti nerūdijančią 0,4–0,5 mm storių. Jeigu viela išsitampo, galima ją įtempti su vielos intempėju
Na, o į paruoštus rėmelius įlydomos vaškuoliais. Viela kaitinama su specialiu įlydytuvu. Spiečių tvarkymas. Spiečiai gaudomi spietinėmis. Spietinės dažniausiai kabinamos arba iškeliamos medžių lajų aukštyje. Sudedami seni koriai. Norint privilioti spiečių, gali būti naudojami specialūs tepalai, feromonai ar melisų ekstraktas. Jeigu spiečius susimeta ant šakos, jis gali būti surinkamas su maišu ar audeklu ir perkeliamas į naują avilį. Vaško lydymas. Pasenę ir tamsūs koriai surinkami ir lydomi su gariniu arba saulės lydytuvu. Kitu atveju koriai gali būti išpjaustomi iš rėmelių ir lydomi inde. Lydomas vaškas filtruojamas, susirinkusios šiukšlės spaudžiamas su vaško presu. Iš išvalyto vaško gaminamos vaško plokštelės, kurios vėliau įlydomos į rėmelius. Kol kas tiek apie tą bičių inventorių. Manau, pagrindinį inventorių tikrai aptariau, jau yra kur kas didesnis spektras, tad geriausias variantas yra bendrauti su kitais bičiuliais ir pasidalinti savo patirtimis, kokį inventorių esate išbandę, kokį tą medsukį geriausiai yra pirkti. Su jumis buvo Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija. Būtinai paspauskite patinka mygtuką ar palikite jums rūpimą komentarą. Iki greitų!